su jumis Irena laidoje Žalias skonis. Šiandien svečiuojuosi Ann Wigmore konferencijoje. 4. konferencija vyksta Litexpo ir užėjusi į saloną sutikau būrelį fantastiškų moterų, kurios atvažiavo. Iš kur atvažiavo? Iš įvairių regionų, bet tik Vilniaus. Iš Vilniaus rajono. Vilniaus regionai. Kodėl aš nutariu daugiau laiko praleisti prie šio stalo? Pirmiausia, mane sužavėjo šita gausa įvairių laukinių žolėsių, daigų, žolelių. Taip pat čia yra topinambas, vadinama bulvė, tikrai noriu. Žeminė bulvė, taip, nepaprastas grožis. Ir aš norėjau jūs pakalbinti, sakykit, kaip gimė idėja, kaip gimė mintis ir kodėl jūs esat čia, kur esat, kodėl daro tai, ką daro. Aš pirmiausia noriu paprašyti prisistatyti. Sveiki, aš esu Rasa, Rasoklė, dar kitaip vadinu. Rasoklė, pagaliau, aš apie jūs skaitau jau 2 metų. Malonu susipažinti. Eimutė iš kitokio daržo, kuri pagal gamtinę žemdirbystę auginu daržoves ir tuo pačiu mokau laukinius augalus. Esu Rasa Puslavičienė, įkūriau žolynų namų ūkį projektą, skatinu vartoti gamtos duotybės, integruoju į šiuolaikinio žmogaus gyvenimą, vedu edukacinius užsiėmimus, auginu, žoliauju. Esu Ingrida Vermilienė, turiu vasaros ir pievų ūkį, tai vadinamą, arba VIP ūkį. Ir iš pradžių prasidėjo viskas nuo auginimo savo šeimai, draugams, o paskui, kadangi ūkis padidėjo, pradėjau ir pardavimui kažkiek tai atliekamas produkcijas likti, tai viskas ir prasidėjo. Irgi auginam gamtiškai, gamtinė žemdirbystė užsiemam, auginam ne tik daržoves, bet ir augalus daugiamečius, sodinukus. Taip pat konsultuojam, kadangi esu agronomijos mokslų daktarė. Fantastika, puiku. Taip. O dabar sakykit, kaip sako, ko jūs tikitės, ko jūs vilėtės su sakysim, šios dienos konferencija ryšium su tuo ir atvykot ir produktai. Ar žmonės domisi, ar daug žino, ar viskas dar tik tai, kaip sako, ūke ir žmonės kaip tie maži aplikačiukai ir čia ir niekas nieko nežino. Iš tikrųjų, ruošdamiesi šitam renginiui mes sugalvojame tokį bendrą šūkį. Jis ir matosi stende, gyvena vaikas auga šalia. Tai pastebėjome, kad vis labiau gręžiamas į rytų produkciją, į vakarų produkciją ir jau kartais atrodo, kad Lietuvos žemeliai nieko nebenešioja. O ypač dabartiniais kaitos sąlygomis, tai praktiškai visas sezonas tampa tokiu, kada galima žalią produkciją vartoti nuo pavasario iki kito pavasario, nes gamtoje pilna laukinių augalų, kurie vartojami maistui. Tai pirmas mūsų tikslas yra tai parodyti, edukuoti. Taip, žmonės nežino ir atitrūkė nuo šitų gamtinių šaknų. Ir kitas mūsų tikslas papasakoti apie gamtinę žemdirbystę, kas vėlgi yra mūsų stende pavaizduota. Tai yra tam tikras netgi požiūris, sakyčiau, į supančią aplinką ir kaip iš jos gauti produkciją. Tai tas judėjimas nėra naujas, užsienyje jisai vadinamas permanentinė kultūra. Mes turime tik mini gamtinė žemdirbystė sugalvota ir mūsų produkcija, jinai auginama įvairiai, kiekviena mes darome šiek tiek kitaip, tačiau principas yra, kad nevartojami jokie cheminiai ingredientai ir viskas integruojama į natūralią aplinką, palaikoma bioįvairovė ir labai daug rankinio darbo. Žinot, kaip sako, darbas žmogų puošia, ar ne? Tai toksai būtų, dar aš atsimenu iš tarybinių laikų, toksai posakis išlikęs ir mano galvoje. Bet juokas juokais, iš tikrųjų darbo labai daug, nes pati augau kaime ir mama turėjo daržus ir gyvulius ir panašiai. Bet sakykit, kaip jūs randat vietą? Kur jūs auginat? Reiškia, jeigu norint užsiimti gamtinę žemdirbystę, greičiausiai reikia turėti savo sodybą, savo žemę. Ar tai labai sudėtinga? Gal jūs papasakot? Ir būtent sodyba, žodžiu, tam, kad gauti gerą
maistą, aš dar noriu pradžiai, kad maistas maistui nelygu. Ir žodžiu, ir mūsų galbūt ta gamtinė žemdirbystė, ir mūsų dalyvavimas čia, norim atkreipdėmėsi, kad, sakysim, kai kažkas nori pasakyti, kad apelsinas nechemizuotas, yra nepalyginti kitoks negu iš Maksimos, taip, tai tuo labiau ir mes gamtinė žemdirbystės sąlygom užauginta daržovė yra nepalyginamai kitokią vertę turi negu šiltnamyje, didžiuosiuose plotuose, kur yra masiškai purškiama per sezoną kelis kartus, tiek nuo ligų, tiek nuo piktžolio, tiek dar nuo kažko. Yra viso kokybė absoliučiai. Man labai patiko, kad jūs minėjot purškiamą nuo visokių ligų, nuo vabzdžių ir taip toliau. Gamtinės žemdirbystės atveju, tiek kad aš esu susipažinusi su Permanent, kadangi ten iš Japonijos atėjusi šitą, bet esmė ta, kad gamta pati save saugo. Yra tam tikri vabalai, kirminiukai, tada paukščiai ir visa kita ir natūraliai visa produkcija yra apsaugoma. Nežiūrint to, kad ten, sakysim, kaip visada mes gripo epidemiją galim turėti, kažkas ir gamtoje galbūt atsitinka, bet pati gamta save saugo. Štai pavadinėme mes tokį ūkininkavimo būdą gamtinė žemdirbystė, kad modeliuojami tie patys dėsniai, kurie yra gamtoje. Reiškia, ten yra mikroorganizmai, gyvybė, plėšrūnai, augalėdžiai, vienas kitą riboja, negali per daug ten įsigalėti vieni arba kiti organizmai, arba jeigu mes visiškai išnaikinsim vieną ar kitą, kažkas nyks dar daugiau. Tas pasimodeliuojama gamtinėme darže. Reiškia, tiesiog grįžtama atgal į tą natūralią, kaip sako, gyvenseną, kada vienas kitą palaiko ir vienas kitam padeda, nes kitaip mes neišgyventume. Mes esam gamtos dalis. Oi, absoliučiai. Ir tai mes norim parodyti, kad mes esam gamtos dalis ir mes nebandom iš jos išgręžti kiek įmanoma, o būti dalyviais tos visumos. Tai yra pagrindinis dalykas. Ir tas aspektas, kad iš tikrųjų ta edukacija nukreipta yra ir jaunus žmonės dar ir todėl, kad jeigu žmogus suvoks, kad šalia jo esanti aplinka yra jam naudinga, vėlgi čia susidaro tam tikri ryšiai, jeigu netgi ta piktžolė, žinau, kad jinai yra valgoma, arba kažkoks laukinis augalas valgomas, vaistingas, gal margučius, štai jais galima nusidažyti, tai visai yra kitas požiūris, kažin ar aš ten jau šiukšlę numėsiu, kažin ar aš jį ištrypsiu, kažin ar aš jį išnaikinsiu ir taip toliau. Tikrai taip. Taip, ir čia yra dar tas ne tik tai praktinis toksai aspektas, bet ir požiūrio keitimas. O jeigu kalbant apie auginimą, kai buvo pradžioje duotas klausimas, taip, mes šito gamtinės tos žemdirbystės negalim vidury miesto daryti, gyvenvietėj, kur tankų, vis tiek tai turi kažkokią vienokią arba kitokią nuošalę, netgi ūkiniai dideli plotai laukų irgi negerai, tenka pasirinkti, kur tu tą sodybą įsigysi ir taip toliau. Aš pasakius, kad kažkada tai būdavo Lietuvoje begalės vienkiemių. Ar tai čia kažkas labai artimo, man taip širdžiai jaučiasi? Taip, ir žodžiu, būtent ta gamtinė žemdirbystė geriausiai yra vienkiemyje ir kuriama. Tai dabar yra vėl pavojus toks, kad ūkiniai, dideli ūkiai blogai, bet yra gerai šalia Vilniaus tokius ūkinius dalykus daryti. Todėl, kad didelių ūkininkų šalia Vilniaus nėra, Vilniaus apskrityje. Kodėl? Todėl, kad žemės nederlingos. Žemė pasidaro derlinga, jeigu jie rūpinės. Gamtinė žemdirbystė nederlinga žemė kartais yra ir privalumas. Tikrai taip. Ir mums tinka tie plotai, kurie ir įvairovės prasme yra labai įvairūs ir landšafto prasme labai įvairūs. Tarkim, mano sklypas vienas yra Trakų rajone, tai ten šalia ir ežeras, ir kalnelis, ir miškelis, ir palaukės mėlynas už 5 metrų jaumolis, žvyras ar juodžemis. Ir tokiu būdu galima sudaryti labai didžiulę augalų įvairovę. Ir tada jie sinergizuojasi ir tas kultūrinio augalo integravimas irgi jisai yra daug paprastesnis. Tu žinai ir gali vėlgi ir klientui didelę įvairovę užtikrinti įvairiausių augalų, kurie mėgsta pačias įvairiausias augalinės. Netgi į kiaulpienę pažiūrėkit. Taip. Šita kiaulpienė ir jeigu paragausim kiaulpienę kaip morką, jos skonis žymiai skirsis, nes jinai pakankinta, jinai stipriai
padirbus tam, kad įlysti, matot, kiek Taip, šaknelių daug turi. Kiek šaknelių panašiai. Tikrai Nors ir taip. vadinama kartais lietuviškai ženčelių, keletas augalų lietuviškai ženčeliais auginami, viena iš jų. Aš pačią noriu pakalbinti apie laukinį česnaką. Meškinį česnaką, atsiprašau. Jis raudonojo knygoje. Ką patartumėt žmonėm, nes aš žinau, pavasaris ir baisu halis turi užeiti, nes aš tikrai nuoširdžiai sakau, nors labai mėgstu ir vartoju, bet man tiesiog baisu pasižiūrėti, kad aš pamatysiu ant prekystalio prirautą. Ką galima padėti? Kaip galima padėti? Ar jisai sodinamas, ar jį galima dauginti svogūnėliais? Aš jau 5 metai rudenį darau tokią akciją. Dovanoju meškinio česnako svogūniukus. Gerai skamba česnako svogūniukus. Taip. Dovanoju, kad žmonės patys bandytų jie plėsti tas augimvietės ir patys naudotų. Ir kai patys pamatys, kaip jisai auga, gal supras, kad jo nereikia plėšti laukiniai gamtoj ir naudoti savo tik tai reikmėm ar ne. Iš tikrųjų, daroma yra tokia klaida su daugeliu laukinių augalų, nesuvokiant, kaip juos reikia, kaip juos reikia integruoti į kultūrą. Tai didelis būrys laukinių augalų, jisai sėklas išberia toje vietoje ir dygsta ten, ta prasme, sėklos negali sudžiūti. Nuo augalo iš karto jos turi patekti į dirvą. Arba, jeigu jos sudžiūs, tada turi praeiti tam tikras jų mirkymo ciklas ir laikymo žemoje temperatūroje ciklas. Ką galima atlikti arba žiemos metu, arba tiesiog šaldiklio sąlygomis. Ir tada tie augalai, kurie atrodo lyg tai nedaigus, jie pasidaro daigus. Paprasčiausiai yra imituojama jų gamtinė aplinka. Vienas iš tokių yra meškinis česnakas. Jo sėkla turi patekti į drėgną aplinką, kitaip nevyks. Kaip aš sakau, laukiniai gamtoj sėklytės išnešioja skruzdėlytės. Tai paprašykit skruzdėlyčių, jos padės. Ir vėlgi jis yra labai drėgnų vietų augalas. Ir jeigu mėginama sausose vietose auginti ir labai saulę mėgstančiose vietose jisai neaugs. Tai čia tiesiog, vėlgi tas suvokimas, ko tam augalui reikia. Kaip jisai gamtoje auga ir perkelimas tų sąlygų. Man patiko, kad jūs užkalbate apie suvokimas, nes iš tikrųjų žmonių sąmoningumą reikia žmonės žadinti, būdinti. Ir kaip tą galima daryti, būtent taip kaip jūs atėjot čia, mes susitikom ir mes dalinamės. Ir nereikia slėptis, nereikia bijoti. Ir tiesiog, mes esam kas esam, darom ką darom, prašom, ateikit, žiūrėkit, rinkitės. Aš jums be galo visom labai dėkinga, tikrai linkiu geriausios kloties ir visada akies kraštelius stebėsiu. Iš tikrųjų, galite ne tik akies kraštelių, galite atvykti į edukacinius užsiėmimus, nes kiekviena iš mūsų turime savo temas, arkliukus ir iš tikrųjų labai daug pamokome, žmonės pasidrąsina ir patys, ar gamtinį daržą pasidaro, ar laukinį augalą kitaip. Ačiū labai už pakvietimą, ačiū, kad atvykote į konferenciją, ačiū, kad sutikot pasidalinti su mumis. Dėkui, sudie. Ačiū, mėly žiūrovai, iki sekančio susitikimo, sudie.